Sveiki, brangūs žiūrovai. Šiandien TNC komanda pristato ASRock B75 Pro M gaminį motininę plokštę. Tai štai jos ir dėžutė. Ji palaiko Intel procesorius, skirta Windows 7 greitam veikimui. Tai pažiūrėkime iš tos pusės, iš galo. Štai matome jos testus ir veikimo greičius. Tai tiek tos dėžutės. Pažiūrėkime, kas viduje. Taigi, pakuotės turinys jau išimtas ir galime pažiūrėti, kas viduje. Pakuotėje randame galinį korpuso dangtelį. Taip pat instrukcijos knygutė, kuri gan stora ir, manyčiau, daugelio kalbų. Taip pat dar lapelis su įvairia informacija, testais ir kitokiais dalykais. Taip pat randame driverius motininiai plokštei, SATA 3 kabelį, SATA kabelį ir nepamirškime pačios motininės plokštės. Pažiūrėkime į ją pakuotą. Taigi, už šią matome vietą procesoriui, kuri dabar yra apsaugota, nes ką tik išpakuota. 4 vietas RAMoms, kurių aukščiausias dažnis siekia 1600 ir keletas žemesnių. Taip pat matome maitinimo jungtį, 2 SATA jungtis ir taip pat čia, po šiuo lipduku, matome 6 dar papildomus SATA jungtis. Po šiuo lipduku, štai šioje vietoje, jeigu matote, štai čia, kur yra šis lipdukas, yra jungtis USB 3 išvedimui į priekį korpuse, jeigu jūsų korpusas palaiko USB 3. Taip pat, tuoj surasiu, štai šioje vietoje matome papildomų ventiliatoriaus prijungimą. Čia PCI Express 16, štai čia jungtis, čia PCI Express, taip pat čia PCI Express 3, jeigu neklystu, čia PCI Express jungtis. Ir čia keletas senesnių jungčių. Taip pat, ką mes čia dar randame. Taip pat turi būti ir USB 2 jungtis išvesti į priekį, bet taip greit dabar jų nematau, pirmą kartą pažiūrėjęs. Taip, žiūrėkime į galą. Ką matome gale? Gale yra PSI jungtis pelytei, 2 USB jungtis virš jos, VGA ir DVI jungtis, taip pat HDMI jungtis, 2 USB 3 jungtis ir dar 2 USB 2. Taip pat LAN jungtis, kuri yra gigabitės. Taip pat aukštos raiškos garso išėjimas, boso jungtis, mikrofono, kolonėlių ir, kaip manau, galima prijungti monitorius kolonėles, jei jūsų monitorius jas palaiko. Tai tiek, toks trumpas žvilgsnis į ASRock gaminį. Tikiuosi jums patiko, jei taip, rekomenduokite,
spauskite patinka ir prenumeruokite. Laukite kitų mūsų video.